Nu, žinokit, ką tik prajuokino Times of India videukas su pavadinimu, kad Zelenskis nori išmesti Vengriją ir Slovakiją iš EU. Tai Zelenskis yra Ukrainos nerinktas prezidentas, o Ukraina nėra EU, o Slovakija su Vengrija yra EU. Tai kaip trečiosios nepriklausančios EU prezidentas, nerinktas, ne prezidentas, nebe prezidentas, gali išmesti Slovakiją iš EU. Slovakija paskelbė atvirą energetinį karą Ukrainai ir pasakė, kad karočią viską, atsiprašau už karočią, atjungs. Vengrija irgi žiūri labai neigiamai ir Fico, Slovakijos premjeras, pasisakė, kad iš vis Zelenskis yra labai didelė bėda. Na, o Rusija ten toliau bombarduoja, bet žinokite, jūs nors nesidomite, bet Izraelis yra labai baisiai bombarduojamas hutitų, Jemeno sukilėlių. Nu, jie atskirti nuo Jemeno, tipo hutitai. Ten pavarė 40, atrodo, kad raketų ir 340 dronų ant Izraelio ir tenais sproginėja, viskas dega ir dar dega Amerika. Ir kažkaip tai prisiminiau vėl tą atvejį, kad 2021 sausio 5, 11 val. Gatvėje, beje, gerame rajone, buvo rastas mano brolis. Aš sužinojau tik tai už metų, aš tik tai radau, ar už poros metų. Jisai buvo rastas komai, greičiausiai partrenktas mašinos ir aš paskui, kai jau paskambinau į tą ligoninę, aš jokių pėdsakų neradau. Ir tas brolis buvo susijęs su Feiko agentūra, o Feiko agentūra tai yra masiniai įvykiai. Ir jisai dalyvavo Lietuvos karalystės atstatymo judėjime, jisai buvo tikras, buvo, ką aš žinau, ar jisai gyvas, ar ne, aš nebesapnuoju jo. Buvo tikras princas, bet mano motina, kur sėdi Gediminaičio ordine, jinai įsivaizduoja, kad čia per jos liniją. Čia yra per Radvilų liniją, tai čia yra iš mano tėvo, o ne iš motinos. Ir, tikras princas išsivoliojo gatvėje, komoje gavo per galvą, paskui kažkur vėl dingo. Ir Feiko agentūra yra susijusi, jinai tokia monarchistinė, yra spec tarnyba. Ir aš pagalvojau, tas gaisrų masiškumas toksai baisus ir kažkaip prisiminiau brolį. Nes, įsivaizduokite dabar, ar princas Haris, ar princas Viljamas voliotųsi kur nors gatvėje ir monarchistinės jėgos neatkeršytų. Monarchistinės jėgos, monarchistiniams spec tarnybom yra labai daug tūkstančių metų. Tai yra labai gilios spec tarnybos, labai konspiracinės, jos labai moka įvairiausių metodų, moka padaryti valstybės perversmus taip, kad jūs net nepastebėsite. Vat pavyzdžiui, Sirijoje, tai kur padarytas valstybės perversmas, čia yra monarchistinių spec tarnybų stilius ir jūs niekada jų neįkasite. Ir Lietuvoje irgi, Lietuvos teritorijoje likutiniai reikės ir padarys, kol kas nereikia. Va dabar tas karūnas atkasė ir visi išėjo iš proto. Tai apie tas karūnas visi viską žinojo. Bažnyčia, Lenkija ir monarchistinės spec tarnybos, nes karūna tai yra monarchija. Visi viską žinojo ir staiga valstiečiai, lietuviai su vyžom ir čebatais rėkia, kad Habsburgų princesės Lenkijos karalienės Elžbietos karūna, tai jų klausykite, čebateušai. Tai jūs girdit, ką jūs nusišnekat, Habsburgų princesės Lenkijos karalienės Elžbietos karūna, tai čia jau jūsų. Aš nežinau visos istorijos, man biškai čia per tirštą, aš nesidomiu. Aš kaip supratau, Lenkija kažkokias reiškia pretenzijas, tai jeigu Lenkija pareikalaus tų karūnų ir turėsim atiduoti, tai yra Lenkijos valdovų karūnos, jeigu ką. O Jėzau, o valstietija sukilo, o klėdinė sąmonė sušneka. Taigi čia paslėpta, tai buvo nuo lietuvių valstiečių, kurie viską parduos, tėvą, motiną parduos, sesę parduos, o jau karūną Lenkijos, tai jie tikrai parduos už duonos žiauberę. Dėl to ir buvo paslėpta. Tai šitas karūnas tai 1931 metais išvertė iš karalių kriptos potvynis Vilniaus ir Lenkijos. Mokslininkai tyrė ir tos kaulus tyrė, tas karūnas ir šitas nuotraukas. Čia tikrai yra Barboros karūna. Mačiau knygoje apie Barborą, jos buvo atrastos. Ir paskui jas 39 metais paslėpė. Nuo rusų, nuo lietuvių, nuo visų ir bažnyčia saugojo. Ir dabar pyksta, o
O pyktis ant bažnyčios, kokie jie blogi. Bažnyčia nepriklauso šiam pasauliui, bažnyčia nepriklauso Lietuvai. Tai yra tarptautinė organizacija, jie pagal savo taisyklės veikia. Ir jie yra labiau už monarchus negu už bolševikus, nes bolševikai nekenčia ir monarchų, ir bažnyčios, ir visko. Ir Lietuvių liaudės Respublika yra bolševikinė. Ir dabar bolševikai rėkia, atiduokit mums Lenkijos karalių karūną, špyga jums taukota, blin valstiečiai, špyga jums taukota. Nekenčia tų Radvilų, prileidė knygų, profesorė Ragauskienė prirašiusi išlikščių knygų apie Radvilas, kad ne jokie ne kunigaikščiai, o amatininkai, ir už tai pasirodo Lietuvių liaudės bolševikų Respublikai suteikė profesoriaus titulą. Kai persirašysite knygas valstiečiai, va tada gal kažkas su jumis pakalbės, o dabar kieno tos karūnos, neaiškinkite, jau karalienės Elžbietos karūna, tai tikrai jau jos yra ir Lenkijos, ir Austro-Vengrijos, bet jau ne jūsų, valstiečiai jūsų persti. Tai apie Los Andželo gaisrus ir pagalvojau, išvolioja princą gatvėje, ten pagrobė, ten vaidina, kad nuskandina jūrą, išvolioja princą kažkur tai ir paskui įvyksta šitas masiškumas Los Andželo gaisro. Ir tai, kad liečia, nesudegė princo Hario namai, bet jam buvo pavojus, liečia visų garsenybių, ten kur už milijonus namai. Nu tai aš dar kartą tik pasikartosiu, čia feiko agentūra ir 100%. Čia taip, kaip jie padaro tos gaisrus, ar ten su lazeriais, ar su dronais, niekas nežino, ar su atominė bomba, niekas nežino ir nesužinos. Ir po šiai dienai dabar viskas dega, atrodo viskas kaip apokalipsė. Viskas kaip Sirijoje, kaip Gazoje, kaip Afganistane atrodo. Nes čia dar žinutė, kad amerikiečiai labai mėgo nešti demokratiją visur per pasaulį ir savo ramiai sėdėjo savo milijono vertės chatose. O dabar viskas pelenais pavirto, ant lauko pliko, vienos pušelės liko. Tai aš dabar galvoju, jeigu tas brolis mano ten toliau kažkur tai gatvėje gyvena Los Andžele, tai gal atsiras. Nežinau, ar jisai gyvas, aš neįsivaizduoju, 21 metais buvo gyvas. Nors Lietuva tuo metu bilinėjosi prieš mane jungtinėse tautose ir įrodinėjo, kad 14 metais jisai žvejojo jūroje ir nuskendo, o 21 metais Los Andžele voliojasi gatvėje gyvas, kažkokiai Vestmonto gatvėje. Reikia pasižiūrėti, ar tai sudegė ta gatvė ar ne. Tai va, gerbimieji, tai ką aš čia pridursiu. Jau žinokit, aš ir pavargau nuo tų visų naujienų ir vėl pavargau nuo šitą nemokamo darbo. Aš vatučiam ten visokiem ten nepavydžiu, jeigu jie ten apsiryja, apsišika ten tose Egiptuose, bet jeigu patinka, ką aš darau, nu tai prisidėkit, ar kitaip sunku, ar reikia to principų būtinai laikytis iš paskutiniųjų. Nu tai kam laikytis? Mūsų labai daug, pažiūrėkit, kiek prenumeratorių yra. Kaip visiškai neprisideda ir jums būtų taip malonu. Aš vėl motivacijos nebetekau. Netekau, ta prasme, krenta ta motivacija. Tai kiekvieną dieną laukia, gal kas prisidės. Nieko, nulis, tai ir kiek tos nulis tęsis. Ašgi nepriklausos pats tarnybom, aš jums metodičkų nepapasakosiu, kaip vatutis jisai gauna gatavus tekstus, jisai jums papasakoja ir jūs tikit. Jūs dabar pasižiūrėkit, ką vatutis pasakodavo ir kaip yra realybėje. Tai tiek.